Nebūk žąsis, žais be standartų. Tokiu šūkiu renginio KTU Ingenium organizatoriai kvietė studentus išbandyti savo jėgas, dirbant komandoje kartu su sėkmingų įmonių vadovais bei universiteto atstovais. Pagrindiniai tikslai šio renginio tai yra, kad iš tikrųjų sueitų tiek studentai, tiek įmonių atstovai, tiek universiteto atstovai į vieną būrį, į vieną komandą arba, sakykime, kelias komandas ir kad turėtų galimybę pabendrauti kartu. Tam yra skirtos užduotis, kuriuose jie kartu atlieka tas užduotis komandose ir taip turi didesnę galimybę tiesiog susipažinti, užmegzti kažkokius ryšius, kontaktus ir galbūt ateityje tada tos užmegztus kontaktus lengviau yra toliau vystyti ir bendrauti. Jau 4 metus iš eilės organizuotas renginys pritraukia motyvuotus, drąsius bei iššūkius mėgstančius studentus. Žaidimo metu dalyviams pateiktos įvairios užduotis. Vienoms atlikti reikėjo įžvalgumo, žinių, problemų analizės ir jų sprendimų gebėjimų. Kitoms atvirkščiai – kūrybiškumo, gebėti improvizuoti, mokėti bendrauti ir dirbti komandoje. Todėl kiekvienas dalyvis tikrai rado progą atskleisti savo potencialą. Iš tiesų, įmonių atstovai labai nuoširdžiai, galėčiau tai pasakyti, bendrauja su studentais ir negali patarimų, galbūt netgi po to, kaip tu jau nueini nuo stalo ir jau yra kažkiek susipažinę su tavimi asmeniškai, mato, kaip tu dirbi komandoje, kokios yra tavo idėjos, kokie tavo pasiūlymai ir kokie tų idėjų perteikimo būdai, tai tiesiog duoda kažkokių bendrų patarimų. Tai neįkainojamas dalykas, kai tau komentuoja ir pataria iš tiesų jau patyrę žmonės. Renginio pabaigoje įmonių atstovai vertinę dalyvius išrinko 3 laureatus, kurie gaus rėmėjų prizus.